Visiems geros dienos. Troškinsim viščiuką šiandien. Su daržovėm, su paprika, su pomidorais, morka, svogūnai, žirneliai. Ir pagrindinis prieskonis šiandien bus kurkuma. Na, mes čia viską esam pasiruošę jau. Eisim kepti viščiuką. Mūsų vanduo viščiukų verda. Mes įdėsim čia porą lauro lapelių ir vieną buljoną mėsos. Ir viščiuką tik truputį pasūdysim, kad prieskoniai jie paskiau. Va, pasūdom truputėlį ir kepam. Mums reikia kepti. Mes odą nuėmėm, jinai mums nereikalinga. Nu, va, tegul kepa. Čia verčiam, mums daug nereikia. Truputį apkepė ir gerai yra. Nu, apkepam antrą pusę ir dėsim ketlą. Jau galim dėti į ketlą. Nu, tegul tušinasi. O čia mes apkepėsim daržoves. Truputį apkepė ir užtenka. Sudedam pomidorus. Čia paleis sultis. Truputį galim rusas. Čia mes įsipilam biškį vandens. Truputį. Įdėsim vieną šaukštelį arbatinę. Tokį su trupuku miltų. Ir vieną šaukštelį krakmolo. Kokio yra. Kukurūzinio, bulvinio, tas pats. Čia sutiršinė, mums daug nereikia. Va taip, užtenka. Padarysim ir išsiplaksim viską. Mūsų daržovės jau sukepė. Sudedam žirnelius. Ir galės mesti ant viščiuko. Dedam viską čia. Nu ir pas laikas sukratyti mūsų prieskonius. Pagavo kvapą, kurkuma, labai geras prieskonis. Uždengsim ir tušinsim maždaug pusvalandį. Na, mūsų vanduo verda. Sudedam bulves. Ir, kaip sakiau, čia yra vienas šaukštelis miltų, vienas šaukštelis krakmolo. Truputį paplakam, jau viskas suplakta. Dabar truputį tirštinam. Nu, va taip, gerai. Nu ir einam prie stalo. Mūsų bulvikės. Ir mūsų viščiukas. Truputį paskanisim šviežiom petražolėm. Ant bulvių irgi. Nu ką, visiems skanaus. Visiems prie stalo. Ir iki.